Sakykit, praėjusį užregistravau, bet vakar nesugebėjau sudalyvauti, o tai kur čia man dabar registruotis reikėtų? Jeigu vakar užsiregistravo, tai ir Vakar šiandien aš mes irgi. nedalyvavau, vakar nebuvau Zoom'e, iš anksto, kai tą registraciją tada buvo apie animaciją, aš užsiregistravau. Užsiskaitys viskas jums kartu. Tai nereikia niekur daugiau registruotis. Ne. Aha, čia. Labadiena visiems, labai smagu, jau mes 4. kartą šiais metais susirinkome į Respublikinio tautosakos ekranizacijos konkurso Animuoju lietuvišką pasaką 2024 mokymus. Šiandieną mes turėsime ilgametį mūsų partnerį, mūsų lektorių, Kauno informacinės technologijos mokyklos profesijos mokytoją Mantą Pošką. Ir šiandieną mes kalbėsime apie vaizdą ir garsą animacijoje. Taigi, manau, kad tai yra labai įdomi tema, gana sudėtinga tema. Manau, kad kiek beturime mes to laiko ir kiek mes čia bekalbėtume apie tai, klausimų tikrai vis tiek kyla ir ypatingai kyla, kai pradedi kažką tai daryti. Tai aš manau, kad Mantas šį kartą jums kažkokius pradmenis, galbūt kažkokias paslaptis atskleis, bet tikrai liks daugybė dalykų, kurių jums norėsis paklausti. Tai klauskite ir seminaro metu, po pranešimo, ir lygiai taip pat galima klausti arba manęs, arba pačio mūsų lektoriaus, kai jau kursite animaciją ir jums reikės arba kažkokios pagalbos, arba galbūt kažkokios programos, arba dar kažkokių klausimų. Tai mes kaip tik su lektorium pakalbėjome, kad labai smagu būtų jūsų sulaukti laiškų, jūsų klausimų, jūsų komentarų kažkokių, tai nes mes tikrai, tikiuosi, turėsime dar ir galbūt ne kitais, o dar kitais metais vėl mokymus, tai norėtųsi kažkokios refleksijos ir kažkokių komentarų. Tai o dabar labai dar norėčiau padėkoti mūsų rėmėjam, projekto rėmėjai, Lietuvos kultūros tarybai, taip pat mūsų ilgamečiam mokymų rėmėjų ir palaikytojai, tai yra Klaipėdos rajono švietimo centrui. Taip pat, aišku, kaip jau ir sakiau, Manto Poškos mokyklai, kurie taip pat visą laiką su mums bendradarbiauja ir netgi įsteigė vieną iš pagrindinių prizų, tai yra Kauno informacinių technologijų mokyklai. Ir taip pat VŠI filmų štrichai direktoriai ypatingai Jūratė Likaitė, kuri tiek pat skaitė praeitą kartą vakar paskaitą, o taip pat jinai būna mūsų komisijos narė ir atrinkinėja jūsų filmukus ir vertina ir tiesiog padeda mums juos įvertinti. Taigi, o dabar, aišku, ilgai nelaukus, daug nešnekėjus, perduodu žodį aš tada Mantui. Ir manau, kad turėsime gerą laiką, įdomų laiką ir tokį svarbų reikšmingą laiką. Ir Poška pristatys mums, kas tai yra animacijų vaizdas ir garsas ir ką su juo reikia daryti. Prašau, Mantai. Ačiū labai, sveiki visi dar kartą, sveiki sulaukę paskutinio rudens mėnesio. Ir taip, šiandien mes pakalbėsime apie būtent garsą ir pagrinde apie garsą pakalbėsim, nes vaizdui kurti, tai jūs kuriate animaciją. Trumpai kalbant, ne, jūs kuriate animaciją ir praktiškai vaizdas yra. Na, aišku, paskui jau jeigu toliau kalbant apie vaizdą, kurį galima ten redaguoti, tai visokie karpymai pagrinde būna arba perėjimai nuo vieno vaizdo iki kito. Tai trumpai apie tai irgi šiandien užsiminsiu, bet pagrinde norėsiu šiandieną pakalbėti apie garsą su jumis, nes tai paprastam tokiam darbui kurti garsą, tai sakykime, nu kaip yra, nueinat į internetą, parsisiunčiat muziką, aišku, nepirataujam, viena iš
viena iš pagrindinė taisyklė. Nepirataujam ir uždedam takelį arba uždedam garso efektus kokius nors kaip riksmas, šuns lojimas ar ten žirgo bėgimas. Jeigu lystumėm truputėlį giliau į garsą, tai prasideda, kaip Dovilė sakė, magija, tikrai taip. Tai šiandien aš jums norėsiu trumpai pristatyti, labai trumpai iš tikrųjų pristatyti, kaip visas tas garsas yra daromas. Tarp kitko dar, jeigu norėsite, nors iš tikrųjų aš gal kaip ana paskaita buvo, tai buvo tas vienas komentaras, kad skaidrių žmonės kai kurie norėjo. Tai aš galėsiu atsiųsti anas skaidres, kas buvo, ir atsiųsiu skaidres ne šitas, kuriomis naudosiuos dabar su jumis kalbėdamas, bet atsiųsiu skaidres, kurias esu pasiruošęs grinai kalbėti apie garsą kokias 4, gal 5 akademinės valandas. Tai, ką jūs matysite šiandien, yra šiek tiek informacijos ištraukta būtent iš tų skaidrių. Ten jos bus tokios platesnės, galėsite daugiau pasižiūrėti būtent apie patį garsą, kaip jisai suvokiamas, kaip jisai animacijoje yra daromas, šiek tiek istorijos apie patį garsą animacijoje, kaip jisai buvo kuriamas. Ir daug visokiausių daugiau dalykų. Tai va, o šiandien aš dar norėčiau pasakyti, kad padariau tokį dalyką, kurio nebuvau aną kartą padaręs, tai įsijungiau YouTube'ą savo kitam ekrane, labai keista man save matyti šalia esančiam ekrane, bet aš matysiu tiek komentarus, kuriuos čia parašysite Zoom platformoje ir YouTube'e. Jeigu parašysit ką nors, tai aš galėsiu tiesiai į klausimus atsakyti, kurių aš iš tikrųjų, kaip ir buvo minėta, norėčiau sulaukti. Tai tada taip, aš pasidalinsiu savo ekranu, kuris yra šitas, share, ir tikiuosi, kad, ne, būčiau išėjęs iš pokalbio. Ir tikiuosi, kad jūs matote viską. Labai būtų šaunu. Taip, tai Tikrai matom, viskas gerai. labai gerai, super. Taip, tai skaidrų pavadinimas yra garsas animacijoje, bet čia bus ir, gal pusė animacijoje. Apskritai apie garsą video produkcijoje galime pasakyti, kad šitas mano pristatymas bus. Nes garsas animaciniuose filmuose, filmukuose, ilgametražiuose, trumpametražiuose ir jau filmuose, jis galima sakyti, kad yra daromas panašiai, nes, tai vis tiek yra garsas. Nieko tu ten daug kitokio neišmastysi, priklausomai nuo to, kokį produktą kuri. Garsas, melodija, garso takelis, muzika yra tiesiog visur vienodas, ne? Priklausomai, aišku, nuo to, kokį garsą jūs norite naudoti. Visų pirma, bendrai yra toksai labai didelis mokslas, kas vadinasi garso technologijos. Iš tikrųjų, man asmeniškai, kaip animacijos žmogui, kuris savo paauglystės dienas buvo skyręs muzikai, būtent, tai labai liūdna yra, kad garso pats kaip mokslas šiai dienai, gal pastaruosius 5 metus kokius nors, gal daugiau, gal mažiau, nesulaukia tiek daug susidomėjimo, kiek turėtų, kad sulaukti. Nes tai iš tikrųjų yra labai įdomus ir labai sudėtingas mokslas. Ir gal net sakyčiau sudėtingesnis negu ta animacija arba video. Nes labai daug yra visokiausių dalykų. Tai jeigu norėtumėt pasidomėti daugiau, garso technologijos yra tas mokslas, į kurį jūs galėtumėt atkreipti dėmesį. Greta to yra muzikos technologijos, taipogi irgi didelis mokslas, bet garso technologijos yra jau kaip ir didžioji motušė muzikos realiai.
kas sudaro tobulas sąlygas, norint tvarkingai sukurti, įrašyti, modifikuoti garsą. Tai visų pirma, aišku, yra kompiuteris, išorinė garso plokštė, ta, kuri kompiuteryje yra tinka, bet išorinė garso plokštė ji daug daugiau gali jums naudos atnešti. Greta to, aišku, turėtų būti ausinės, ne tos, kur ten iPhone'ai pardavinėjami, bet normalios ausinės, neturiu čia parodyti niekur, normalios, kurios užsideda ant ausų, aišku, yra ir ausinukai, bet žodžiu, yra jau geros ausinės. MIDI klaviatūros tai yra tiesiog, sakykime, toks pianino imitacija, pultelis, kur kaip pianinas, ne viskas yra, spaudinėjam klavišus, viskas į kompiuterį persikelia, kompiuteryje galim padaryti tokį dalyką, kad paspaudus natą do skambėtų kaip arklio žviegimas, paspaudus re, tas arklio žviegimas būtų viena nata aukščiau. Tokių netgi dalykų galima padaryti. Ups, atsiprašau labai. Mikrofonai yra dviejų tipų. Jeigu norėsim, galėsit pasidomėti, bet mikrofonas taipogi yra labai svarbus, kad įrašytumėm garsą. Kompiuterinės muzikos kūrimo bei redagavimo programos, savaime suprantama, monitorinės kolonėlės, galima taip grubiai vadinti studijinės kolonėlės, ir akustiškai tvarkinga aplinka. Tai reiškia, kad garsas neatsimušinėtų, nesigirdėtų aidų jokių ir garsas būtų tiesiog švarus. Mano tuose skaidrėse, kur sakiau, kad duosiu, ten bus apie kiekvieną daug daugiau visko parašyta. Nuėjus arba į garso studiją, arba pamačius per televiziją, internete garso studiją, mes visą laiką matome tokius pultelius, atrodo, tų mygtukų begalė ten yra, ne? Ir kiekvienas gali skirtingas funkcijas atlikti, bet taip iš tikrųjų nėra. Galima sakyti, braukiam vertikalią liniją tokią vat nuo šito garso reguliavimo, vadinamojo master kanalu. Man atrodo, čia masteris šitoj vietoj, gal čia masteris dar kai kur būna įdėtas, bet realiai vat vienai linijai priklauso visa vertikalioji eilė. Tai čia taip trumpai, kad žinotumėt, kad tas pultelis nėra, kad kiekvienas mygtukas atskirą komandą daro. Aišku, jų visokiausių būna, bet dažniausiai būna tai. Įsikiša viršuje arba pačioje, sakykime, į lizdą koks mikrofonas ir ta visa linija valdo tik tai tą mikrofoną. Taip. Toliau kalbant apie pačią muziką, gerą garso takelį galime mes sukurti vos tik tai su keliomis natomis, keliais garsais, ne? Dėl to, sakykime, tokios kaip ir klubinės muzikos, kur vos keli garsai girdisi, jau galima ten juos leidžia, ne, kažkur įrašinėja, jau ten būna labai gerai, klubuose labai dažnai girdisi. Paveikslėlyje galime mes matyti puikų pavyzdį pagrindinius, galima sakyti pagrindinius tris tokius kaip ir muzikos formatus. Nu, WAV-as ir MP3 kaip ir formatai yra. Vinilas, tai jeigu kas nežino, tai yra tos plokštelės, kur DJ-ai visą laiką anksčiau naudodavo ir dabar naudoja skrečinimui vadinamajam. Tai šita iliustracija, nuotrauka puikiai apibūdina būtent kaip kiekvienas formatas, koks jis yra. Vinilas, kadangi jisai yra senas, jis, žodžiu, senas yra, bet jis vis jau dabar netgi labai populiarėja. Vėl atgal grįžta senieji laikai. Toliau mes turime WAV-ą. WAV-as yra formatas garso takelio muzikos, kuris užima tikrai daug vietos, bet jis yra vadinamasis nesuspaustas ir geros kokybės. Tai čia yra pagrindinis formatas muzikos pasaulyje, kurį galima turėti ir galima ten jį paskui su juo visokią magiją daryti. Žodžiu, garsas pats švariausias bus su šitu formatu. MP3 populiariausias, nes jis yra suspaustas be praradimų vadinamasis, ne? Tai reiškia, kad
jis užima daug mažiau vietos kompiuteryje, bet vis tiek garsas visai neblogai girdisi. Tai čia, kad atskirtumėt, pavyzdžiui, jeigu MP3 sveria kokius 3 megabaitus, tai WAV formatas svers gal 20-40 gal megabaitų, tas pats muzikinis kūrinys. Tai skirtumas, ne, toksai yra. Kaip atsiranda garsas? Garsas realiai yra tiesiog kažkokio objekto virpesiai. Ir dėl to atsiranda garsas. Ne? Ir tokį instrumentą gal esate kur nors matę ir trenkia per jį, ne? 2 kaladėlės, tiesiog kažkokios metalinės trenkia, jos vibruoja ir jos suteikia tą garsą. Vakuume garso nėra. Todėl, nes nėra dujų molekulių. Bet mechaniniai aplinkos virpesiai, tai reiškia kaip objektas virpa, todėl susidaro garsai. Tai, nes pats garsas yra, galima sakyti, bangos. Tiesiog virpesių bangos, tai yra garsas. Pasaulis kaip neišgirstas instrumentas, aš gal neleisiu, čia įdėjau nuorodą, šitoje nuorodoje yra filmukas YouTube'ės kanale padarytas, kuriame yra įrašyti gamtos garsai, tai tekantis vanduo, žingsniai per mišką, ugnis, paukščių čiulbėjimas ir panašiai, kad norima tuo pasakyti, kad vienos iš gražiausių melodijų, jeigu ne pačios gražiausios, tai yra aplink mus. Kai mes išeiname į lauką, miesto triukšmas, į mišką išeiname, tada gražiausi garsai būna. Tai tie patys paukščių čiulbėjimai, medžių ošimas ir panašus gamtos garsai. Tai nusinešus diktofoną, į mikrofoną, diktofoną, visus įrašymo įrenginius, nusinešus prie tam tikro objekto, kaip, tarkim, vanduo, galima tikrai pasigauti, įsirašyti garsų. Mes netgi su mokiniais anais metais buvom projektą tokį padarę, išėjome į gamtą, čia Kaune į kažkurį parką buvom išėję ir jie tiesiog pasiėmė savo telefonus, įsijungė diktofonus, ir įrašinėjo garsus. Pasiėmė monetą arba raktus, braukė per metalinę tvorą, pridėjo raktas, čia buvo, telefonas čia, ėjo, braukė ir įrašinėjo tuos garsus. Tai čia tik nuo vaizduotės priklauso. Toliau, garsovaizdis yra tokia dar savoka, tai realiai koks yra garsas. Yra 3 pagrindinės tokios klasifikacijos. Geofoniniai garsai, tai yra kuriuos sukelia nebiologinė, natūrali gamta. Tai yra negyvi organizmai, negyvūnai. Jūra, gamtos stichijos, medžiai ir vėjas ir taip toliau. Biofoniniai garsai, tai jau yra biologiniai organizmai. Paukščiai, žvėrys ir kiti gyvūnai su siela, su gyvybė. Negalima sakyti, kad medis gyvybės neturi, bet supratote esmę. Ir antropofoniniai garsai yra žmogaus sugeneruoti garsai, kuriuos skleidžia pats žmogus arba jo naudojamos elektromagnetinės technologijos. Tai visa tai, kas nėra gamta, į šitą kategoriją sueina. Čia tiesiog bendram išprusimai. Dar 2 nuorodas įdėjau, labai rekomenduoju, ypatingai kuriant animacijai garsus, pasidomėti tokia savoka kaip Foley art. Šita savoka ir šitas menas yra būtent garso įrašymo, garso kūrimo menas ir jis yra žiauriai plačiai taikomas. Toks kaip pavyzdys yra kuriami garsai filmams, normaliems filmams, kuriuos žiūrim per televiziją, kino teatruose, kuriami garsai. Tai ir būtinai pasižiūrėkit, jeigu liks laiko, galėsiu įjungti, parodyti, bet trumpai kalbant, jeigu nori sukurti, čia man atrodo šitam pavyzdyje netgi yra, šitam video yra netgi pavyzdys toksai
norėjo sukurti žirgo jojimą. Tai pasėmė 2 kokosus, vienas kokosas čia, antras čia, jie surišti, sujungti kažkokia tai medinė struktūra, į abidvi rankas pasėmė ir į smėlį arba į kokį kitą grindinį žemę ir tranko, taip, kaip žirgas jotų, ne, tas garsas toksai pasidarė. Paskui sekantis įrašas pasėmė metalinės grandinės, ten su odiniais diržais buvo, kaip ėdžios, kažkas panašaus, ten pažirga, kaip šarvai ar kažkas tokio. Ir tiesiog barškino. Antras garsas pasidarė. Paskui įrašinėjo pačio žirgo kvėpavimą. Užsidėjo rankas ant burnos ir ten dūsavo panašiai kaip žirgas. Ir man atrodo šitus 3 garsus, jeigu gerai pamenu, jeigu 4 nebuvo, sujungė į vieną, aišku, sulygiavo, kad gražiai būtų vienas su kitu, sujungė į vieną garso takelį ir gavosi kaip, kad žirgas jotų. Tai taip įrašinėjami garsai. Lygiai taip pat daroma ir animaciniuose, ilgametražiuose filmuose, kaip pavyzdžiui, ne pietų parkas, o ledynmetis. Irgi mamuto ėjimas, pasėmė medinį rastą, pasėmė, ant jo apačios kažkoks tai audinys buvo pririštas ir trenkė jį į smėlį. Dar paskui kažkokius garsus įrašinėjo irgi labai panašiai kaip su tuo žirgu, bet būtent žiūri filmą be garso, mato, kad mamutas eina, trenkia koją ten į tą dykumos žemę, ar kad ir kur ten jie ėjo, ir būtent toj vietoj trenkia jisai tą rastą į žemę. Ir garsas įrašinėjimas, tada uždedamas ant filmo, aišku, atitaikoma viskas, savame suprantama, ir tada jau gaunamas tas, sakykime, garsas. Tai taip, garsas taip yra įrašinėjamas būtent filmams ir animaciniams filmams. Lygiai taip pat. Taip, toliau. Muzika. Kas yra muzika? Laikiai išsidėsčiusi garsinės raiškos forma paremta įvairiomis garsų ir pauzių struktūromis. Tai realiai tam tikri garsai, kurie yra išdėstyti tam tikrose vietose, su pauzėmis ir su visokiais tonais ir panašiai. Jie, žodžiu, dirgina mūsų ausis ir mums suteikia tam tikrus jausmus. Kokie tie jausmai gali būti? Tai būtent yra muzikos funkcijos, kokias gali muzika suteikti, būtent kokios jos funkcijos yra. Yra estetinė, meninė, komunikacinė, pramoginė, aprenginė ir dar visokiausių jų yra. Bet pagrindinės yra štai šitas. Nuo kultūros ir socialinio konteksto priklausoma, kaip skirstoma muzika. Tai galima sakyti, linksma muzika pas mus nebūtinai gali būti linksma ten Indijoje kokioj. Muzikos skiriasi, ne? Būtent nuo kultūros. Dėl to, pavyzdžiui, ypatingai jeigu daromi yra projektai ir kuriama muzika Lietuvoje, kuri bus siunčiama į kitą pasaulio šalį, visą laiką reikėtų pasidomėti, kas ten yra gražu ir kokius jausmus gali suteikti būtent tos kultūros žmonėms. Bet kokį darbą darant. Netgi, pavyzdžiui, jeigu į grafinį dizainą nueitumėm, apie spalvų reikšmes pradėtumėm kalbėti. Juoda pas mus mirties spalva reiškiasi, ne, mes jau juodai rengiamės ten, kai laidotuvės einam. Toj pačioj Indijoje, jeigu nemaišau, balta spalva jau tą patį reiškia. Meksikoje mirtis yra ten džiaugsminga, jie netgi visai neseniai mirties dieną turėjo, tai ten žmonės šventė, vajezau. Tai visiškai kita kultūra yra ir nuo to gali priklausyti būtent mūsų, kaip mes turėtumėm darbą patį padaryti. Muzika animacijoje. Be estetikos animacijoje muzika gali atlikti daugybę funkcijų, kurios sukuria gilesnę, emociškai turtingesnę patirtį. Tai būtent muziką galima mes naudoti nebūtinai kaip, sakykime, nebūtinai kaip būtinybę būtent įdėti
į savo animaciją, kad ten būtų užpildyta viskas. Muzika taipogi gali mums užpildyti tarpus tarp animacijos. Jeigu giliai pagalvotumėt ir prisimintumėt kokius nors animacinius filmus, tikrai nors vieną pavyzdį surastumėt pasąmonėje kažkur, kad buvo kokia nors vieta, kur kalba veikėjai arba koks nors veiksmas, eina link kalno, kokie nors gyvuliukai link saulėlydžio, užlipa ant kalno, mato saulėlydį ir kol jie lipa, muzika kažkokia tai labai instrumentinė, tokia labai dramatiška vyksta, ne? Tai muzika mums gali animacijoje ir filmuose, mums muzika gali suteikti emociją, kurios tuo metu nereikia, nesuformulavau gerai sakinio. Muzika gali suteikti būtent žmogui emociją, nebūtinai, kad pati kalba veikėjo suteiktų. Net jeigu ir veikėjas nekalba, mes įdedam muziką ir tada jau žmogui, ne, ten tas emocinis ryšys visas su scena, kurią dabar mato, įvyksta. Ir tada jau galim ten pergyventi, džiaugtis, liūdėti ir dar kažką daryti. Istorija animacijoje, tai labai nedaug čia įdėjau istorijos pačios, kaip iš pat pradžių buvo muzika daroma animaciniuose filmuose, dar prieš Walto Disnėjaus, nes Waltas Disnėjus buvo vienas iš pirmųjų, kuris padarė garsą, muziką animacijoje, nenaudodamas tikrų instrumentų, kurie buvo naudojami prieš jį. Nu, jis naudojo tikrus instrumentus, bet jis juos įrašinėjo. O prieš tai buvo kino teatras ir kažkur užkulisiuose arba šalia ekrano orkestras arba žmonės su muzikiniais įrankiais. Ir jie grodavo gyvai, tiesiog. Ir tai būdavo daroma muzika būtent animaciniuose filmuose. Paskui Disnėjus atėjo į rinką ir jau prasidėjo dalykai, kuriems būtent nereikėjo samdyti orkestrų ir kitų muzikantų. Kaip čia pavyzdžiui nevyksta. Žmonės sėdi su gitarom, su dūdelėm visokiausiam, filmas eina ir jie žiūri filmą ir tiesiog gyvai muziką visą daro. Muzikos funkcijos animacijoje. Muzika kartu su filmu ar animacija gali būti diegetinė arba nediegetinė. Tai sudėtingos savokos, bet paprastai labai paaiškinamos. Diegetinė tai yra tiesiog scena su muzikantu, kuris groja savo instrumentu arba muzikiniu aparatu kambaryje. O nediegetinė tai yra, kai pačiame filme viskas daroma. Ne? Tai va čia. Taip ir paaiškinama. Kaip suprantat, nediegetinė muzika, jinai yra daug platesnė, nes jie viskas sueina. Visa kita, ką mes praktiškai galime dabar daryti. Ir visa foninė muzika ir nefoninė muzika, apie ką prieš tai kalbėjau. Vėl kelios nuorodos. Čia šitoje nuorodoje yra, kur mip. Čia kaip klasikiniuose filmukuose buvo kuriama animacija, garsas animacijai, o šitoje vietoje, antroje nuorodoje, tai kaip kalbėjau apie ledynmečio mamuto vaikščiojimo. Tai va čia parodo, kaip visą tai buvo įrašinėjama. Irgi jeigu liks laiko, aš netgi šitą iš tikrųjų galėsiu jungti, jisai tikriausiai bus svarbiausias iš visų video, kurie yra daromi. Atmosfera ir nuotaika muzikoje. Trumpai kalbant, visą laiką reikėtų pagalvoti, kokia nuotaika yra jūsų animacijoje. Kokią nuotaiką jūs norite perkelti žmogui. Čia, jeigu mes kalbame apie muziką, ne apie foninį balsą, kurį įrašinėt, pasakotojo balsą, arba apie veikėjų kalbėseną, kalbą pačią irgi įrašytą, bet apie muziką pačią. Nes kai kuriama yra animacija, pirmiausiai reikėtų įrašyti kalbą. Tai yra foninis balsas, pasakotojo balsas ir veikėjų kalba. Nes jeigu šitų dalykų jūs neturit, jūs suanimuojate kaip žmogus kalba,
ten su burna, ne, jisai kalba, ale. Ir tada jūs norite įrašyti balsą kalbėtojo, jūs įrašote, įdedate balsą ant padarytos animacijos ir pamatote, kad jūs suanimavote per daug arba per mažai. Ir tada atsiranda problema, reikia animaciją tvarkyti, karpyti, tvarkyti ir kitus dalykus daryti. Todėl visą laiką yra balsas, tiek veikėjų kalba, tiek foninis balsas įrašomas pirmiausia. Tada darom animaciją ir tada daromi garso efektai. Tai yra sprogimai, foninių paukščiukų čiulbėjimas, jūros bangų ošimas ir pati muzika foninė, ten orkestro melodija, dar kažkas. Pažiūrėkite savo vaizdo įrašą, siužetinę juostą, scenarijų, bet ką susijęs su istorija ir pasirašykite, kokias emocijas jums svarbiausia perteikti. Čia galite duoti, nes kai pats kuria animacinį filmą, tu nebūtinai teisingai išgyvensi visas tas emocijas. Duokite paskaityti, visada scenarijų pasirašykite. Kitaip sakant, trumpą istoriją savo animacijos. Vėlgi, jeigu turite pagal pasaką darote, tai pasaką jau scenarijos rašyti nereikia, mes turime pasaką. Tam tikrą epizodą. Duokite paskaityti draugams, giminėms ir paklauskite, kaip tu jautiesi šitoj vietoj arba visoje istorijoje, kaip tu jautiesi. Nes tada, kai jūs žinosite, kaip jaučiasi žmogus, liūdnai, linksmai, jūs žinosite, kokios nuotaikos garsą muziką reikia įdėti. Va, nes jeigu jūsų liūtą karalių paimkime, ne, kai Simbos tėtis, pamiršau vardą, nukrito nuo skardžio, tai neįdėsite tralele, bum, bum, bum muzikytės, ne? Tai nėra linksma emocija pačioje animacijoje, tai turėtų būti liūdna muzika įdėta, dramatiška, liūdna, kažkokia tai pilna tokių ašarų ir panašiai. Akivaizdu, jog tam tikra muzika gali perteikti tam tikrą emociją, tačiau jeigu papuolate į bedugnę, atminkite, jog daugumoje nemokamų muzikos svetainių melodijos yra suskirstytos į kategorijas. Įdėjau porą nuorodų pačioje pabaigoje, kur galima nemokamos muzikos parsisiųsti, bet jo, tvarkingai visą laiką muzikos būna, ypatingai kur galima parsisiųsti, sudėtos į tam tikras kategorijas, tai tikrai nepasiklysit. Kur čia dabar sekanti? Žinutė, kuri perduodama per animaciją. Tai čia kokią animaciją kuriate. Yra 3 tipų. Informacinės, pramoginės ir reklaminės. Jūs darysit pramoginės. Informacinės tai yra mokomasis, aiškinamasis ar komunikacijos reikšmę turintis vaizdo įrašas. Tai, sakykime, visokiausiai kursai, tarkim, ką matote maršrutiniuose autobusuose arba troleibusuose, ką rodo, nors ten ir reklaminiai būna, bet ir informacinių būna. Pramoginiai labai plati kategorija. Tai vat būtent jūsų animaciniai filmai yra į šitą kategoriją. Šitai kategorijai priklauso. Tai va, tai konkrečių pavyzdžių duoti neįmanoma, nes, čia žiauriai plati. Praktiškai 90% užima visų garsų, būtent pramoginė kategorija, muzikų, melodijų ir panašiai. Va, jeigu pasirinksite seną dainą, animacija gali atrodyti kaip paprastas muzikinis klipas. Vienas iš pagrindinių tokių pavojų atrenkant muziką. Pramoginė animacija derėtų detaliai išnagrinėti, kokias emocijas ar nuotaikas bandote perduoti savo įrašui. Vėlgi grįžtame prie to pačio, kad padarykite paiešką, padarykite savo sukurtos arba kuriamos animacijos apžvalgą per savo pažįstamus, per savo draugus, šeimą, kas ten turėtų būti, kokias emocijas sukelia. Ir tada reklaminiai, tai visokiausios bobučių paskolos, ten reklamos Wash and Go ir visokie kitokie dalykai, kur pirk ir būsi laimingas. Tai pirk kursus, pirk šampūną ir visokie kitokie dalykai. Tai žodžiu, kur reklamuoja, tai jau visiškai kita animacijos sritis, kur labai daug manipulacijos yra. Jau ten čia grafinio dizaino manipulacijos rojus šitą animaciją. Taip,
Tikslinė auditorija. Jei tikrai žinote, kam kuriama animacija, pasirinkite jiems patrauklią muziką. Pavyzdžiui, jaunesnė minia nori šokinėjančių, švelnesnio tono kūrinių. Nu, tai kad jaunimą išjudintų, ne? Bet padaryta yra taip gyvenime ir žmonių galvose, kad dažniausiai instrumentinė muzika, paprasčiausi pavyzdžiai tai yra gitara ir pianino fortepijono muzika, yra saugiausias pasirinkimo būdas. Vėlgi, tarkim, tempas būtent šitų trijų instrumentų gali būti skirtingas, bet pati melodija šitų instrumentų, pačios tos melodijos yra priimamos kur kas labiau negu elektroninė muzika. Kas nežinot, elektroninė, tai kompiuteriu kas darom. Viskas yra. Mygtukų spaudinėjimas, garsų įrašymas. Ką jūs darysit? Juokauju. Nu, gal ne juokauju, nežinau. Ko vertėtų vengti? Į šitą galima atkreipti dėmesį. Per daug žodžių nereikia naudoti muzikos ar balso dėl dėmesio. Taip, čia yra visiškai teisybė. Lady Gagos kūrinių nedėkit, nereikia. Geriau instrumentinė muzika be žodžių. Nebent ten jau pačiam gale kur nors, kur reikia kažkokią tai žinutę perduoti arba užbaigti visą savo animaciją. Geriau instrumentinė, puikus pasirinkimas. Garsus vienas instrumentas, saksofonas arba gitaros solo. Vėlgi per daug pastangų kovojant dėl dėmesio. Tai nereikia išskirti kažko. Kad, tarkim, vieną pagarsinti, kitą nutildinti. Jeigu dėsit du skirtingus instrumentus, pasižiūrėkite, ar jie dera tarpusavyje. Šitą geriau pačioj pradžioj šito vengti, dėti dviejų skirtingų instrumentų melodijas į vieną vietą, nes nebus tikriausiai taip, kad jie derės tarpusavyje, plus melodijos bus skirtingos. Per daug investuojama į prasmę, pavyzdžiui, Biochemijos rapsodija, ne? Queen daina, labai sena, jeigu žinot, jeigu ne, paklausykit. Tai per siaura, per daug specifiška menininkui, jau telpa į nusistovėjusią situaciją ir per daug istoriška, kad veiktų kaip garso takelis. Kitas dalykas, prie šito pridėsiu, nedėkit populiarių melodijų, tos pačios Lady Gagos, mokinukių, selo ir visų kitų top, pop, mega super žvaigždžių dėl dviejų priežasčių. Pirma, nedera, antra, piratavimas. Piratavimo nenaudokit, negalima. Iš vis piratauti negalima. Toliau, per populiaru, tai čia prie to pačio, neleiskite, kad muzika užgoštų animaciją. Muzika negali būti per daug chaotiška, kurstanti nesantaiką, sunki ar beprotiška. Kitaip bus neįmanoma susijęti jos su vaizdinio redagavimo stiliumi. Šiaip muzika turėtų papildyti jūsų animaciją. Jie neturi būti, kino teatruose mes kaip nueinam, tai ten labai garsiai tas garsas nebūna. Labai daug ten visko. Ausys atrodo sprogstoj. Bet tai nereiškia, kad užgožia visą tai, nes viskas garsu būna. Bet nereikia muziką kovoti, jeigu, pavyzdžiui, animacija jūs galvojate arba kažkas jums pasakė, kad animacija jūsų atrodo prastai, muzika nėra tas įrankis, kuriuo jūs turėtumėt atsverti visą tai, ko nepadarėt animacijoje. Muzika turėtų papildyti, suteikti toms spalvom, kurias jūs padarėt, ryškumo, aiškumo ir grožio papildomų. Ir šitas dalykas, jokių populiarių, čia vėl prie tų pačių Lady Gagų, jokių populiarių barbarizmų, pavadinkime, jokių garsų iš žaidimų, iš filmų, jokių frazių ir visokių kitokių dalykų. Jokių ištraukų iš prezidentų kalbų, jokių drop the bass ir panašiai. Tokių negalima. Gali dėti, bet nereikia taip elgtis. Tai nesuteikia grožio animacijai.
Kur rasti nemokamos muzikos? Įdėjau 3 nuorodas, aišku, jų yra ir daugiau, nuėjus galima tikrai jų surasti, parsisiųsti, yra su prenumerata, aišku, su prenumerata, būtent ten, kur yra tos muzikos kūriniai, garsai, kur parsisiųsit, jie bus ir geresnės tikriausiai, ir geresnės kokybės, ir daugiau bus, ir tiesiog geriau bus. Va, bet nemokamuose vietose taipogi galima visko daug surasti. Dabar tiek būtų iš pristatymų, čia ačiū parašiau. Dabar 2 programos, kurias norėčiau jums parodyti. Šiaip norėjau dar ir Reaper programą parodyti, bet Reaper programa, pasidomėkit, jeigu norit, ji yra skirta būtent kurti muzikai. Ji yra nemokama. Ir jeigu aš norėčiau ją pristatyti, reikėtų dar 1 valandos, kad bent jau 20% aš jos galėčiau parodyti. Turim 2 programas, Audacity ir DaVinci Resolve'as. Audacity programa, ji yra skirta įrašyti garsui ir tvarkyti garsui. Aš jas vakar įsirašiau, čia neinstaliuosim update'o, bet nebuvau pasileidęs, kad šviežiai parodyčiau viską, nenoriu šito daugiau matyti. Va, pati programa atrodo ganėtinai paprastai, ganėtinai, žodžiu, čia įsijungsiu, nusileisiu į šoną. Ganėtinai paprastai, atrodo, kad programa yra labai pasenusi, bet, kaip matėt, atnaujinimas dabar aš ją vakar įsirašiau, bet atnaujinimas šiandien jau atėjo. Ir čia galima garsą įsirašyti. Dabar, kaip matot, ji lietuviškai yra, tai tikrai suprasit, kas čia vyksta, ką čia galima pasidaryti. Svarbiausia yra nusistatyti, beveik lietuvišką, kaip matau, svarbiausia yra nusistatyti savo įrašymo įrenginius ir per kur garsas yra leidžiamas. Tai, pavyzdžiui, spaudžiu redaguoti, arba jeigu angliškai bus edit, ir pasirenkam nustatymus arba preferences. Ir iššoka mums štai tokia lentelė. Šitoje lentelėje mes turėtumėm nusistatyti, kas pas mus yra būtent įrašymo įrenginys ir klausimo įrenginys. Tai atkūrimas bus visą laiką vadinamasis output, tai bus jūsų kolonėlės. Čia bus speakeriai jūsų, arba kompiuterio kolonėlės, kas nešiojamus turit, integruotos, arba kolonėlės, kas turit pasistatę normalias. Recording, tai bus mikrofonas. Dabar pas mane mikrofonas yra štai šitas pajungtas, buvo šitas nustatytas, aš noriu šito. Čia su jumis dabar per šitą kalbu. Ir viskas. Čia jau toliau galima irgi nusistatyti tam tikrus dalykus, tarkim, atkūrimo ir įrašymo, balsų, tas garsumas ir panašiai yra. Spaudžiu OK. Viskas įsirašo ir realiai mygtukai, labai paprasta programa. Aišku, funkcijų čia yra Vajezau Marija, čia takeliai, visko čia yra, ko tik tai širdis geidžia. Tai pasigilinti galima tikrai daug visko čia surasti. Ir noriu įrašyti garsą, aš tiesiog paspaudžiu įrašymo mygtuką ir įrašinėju garsą būtent šiuo metu. Ir kaip matot, yra 1 takelis, yra ir 2 takelis. Aš sustabdysiu įrašymą. Sustabdysiu įrašymą ir šitie, kadangi buvau pasirinkęs stereo įrašymą, tai aš turiu kairėje pusę ir dešinėje pusę, jeigu nemaišau pusių. Tai taip veikia stereo. Apie tai mes daug labai nesiplėsim, bet, žodžiu, pažymėjau, kad lūpas veiktų, palaukit. Įrašymo mygtuką ir įrašinėjau garsą būtent šiuo metu. Nežinau, ar girdėjot, bet realiai mano balsas, ką aš kalbėjau, čia jisai yra įrašomas. Galima paskui pasimti, pavyzdžiui, šitos vietos nenoriu, spaudžiu pelės kairį klavišą, pasižymiu, spaudžiu delete, man nusitrina ta vieta. Galiu čia pasižymėti, delete, jeigu reikia iš naujo įrašinėti, pasižymiu, bum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, įrašau ant viršaus. Turiu 1 audio, turiu 2 audio. Ir taip galima mes įrašinėti savo garsus, galima pasidaryti 1 labai didelį įrašymą, galima pasidaryti ir susikarpyti paskui video programai, arba čia galima pasidaryti ir daug mažų įrašų ir paskui juos naudoti.
Nežinau, ar telefonuose yra šita programėlė. Telefonuose galima naudoti labai gerą diktofoną, buvau atradęs. Palaukit, tuoj pasakysiu pavadinimą. Būtų... Nes dažniausiai telefonuose, kurie yra diktofonai įrašyti, jie neveikia taip labai gerai. Bet aš... Kur dabar jisai yra? Tuojau, palaukit. Voice recorder, tiesiog taip vadinasi. Palaukit, kur čia kamera mano dabar. Jeigu matysit, su tokia ikonėlė. Tai šiaip šita programėlė telefone, ji nemokama irgi yra. Ir ten galima pasirinkti, ką jūs norite įrašyti. Tai ten netgi yra tokia funkcija, kad įrašinėti auditorijos dydžio esant, jeigu auditorijoje kokiai sėdit, pasirenka tą įrašymo funkciją ir ten šiaip labai gerai girdisi iš tikrųjų. Žmogus gali ten kitam klasės gale kalbėti ir jums visai gerai įsirašys tas garsas. Aišku, irgi nuo telefono priklauso, bet visai neblogai įsirašo ir visai gerai garsą pagauna. O kai rašote garsą kažkokį, jūs norite jį paversti į savo jau kaip ir finalinį garsą, spaudžiam failas, eksportuoti garsą ir va čia pasirenkat, kokio formato norit. Pasirenkat, tarkim, Manto balsas parašysiu. Manto balsas. Šiaip patariu, kai saugojatės failus, visą laiką vietoj tarpo dėti apatinį brūkšniuką. Kai kurios programos geriau tiesiog taip tvarkingiau ir kai kurios programos būna, kad tarpų nesupranta. Labai retai pasitaiko, bet pasitaiko. Pasirenkat, kur norit išsaugoti, pasirinksiu, kad būtų desktopas, darbalaukis, įrašyti ir pasirenkam formatą. Formatų, kaip matot, yra visokiausių. Tas pats Wavas, apie kurį kalbėjau, ir visokių, kokių tik tai nori. Pasirinksiu MP3 šį kartą. Toliau čia palieku taip, kaip yra, čia palieku taip, kaip yra. Ir toliau šitoje vietoje kokybė galite pasirinkti 320 kilobit per sekundę. Teisingai, man atrodo, pasakiau. Bet žodžiu, čia yra geriausias variantas, geriausia garso kokybė. Ir spaudžiame eksportuoti. Ir mano failas atsirado. Įrašymo mygtuką ir įrašinėjau garsą. Kaip matot, yra vienas. Vėlgi, nežinau, ar girdėjosi, bet balsas mano, visą tai, kas čia buvo, yra įrašytas. Ir dabar aš jį galėsiu naudoti savo animacijoje. Tiesiog taip. Nenoriu įrašyti. Einam į DaVinci Resolve. DaVinci Resolve yra video redagavimo programa. Ji populiari labai yra. Ir ji yra nemokama taipogi. Vėlgi, ne visiškai nemokama. Jeigu norite papildomų funkcijų, aišku, yra prenumeratos ir panašiai. Bet paprastiems darbams ji puikiai tinka ir nemokama. Tik vienas dalykas, jeigu jūs norėsite ją parsisiųsti, reikės užpildyti registracijos lauką. Tai ten vardą, pavardę, elektroninį paštą įvesti, kokiais tikslais, kad reklamas jums paskui siuntinėtų, bet niekas iš jūsų pinigų neims, o tas reklamas visą laiką galite atsisakyti vos tik gavę pirmą laišką. Atsidarysiu programą ir parodysiu kelias funkcijas, kurios jums būtų naudingos darant būtent darbus. Tai va, programa atsidarė, mano kompas kokį pradėjo ir mums reikia susikurti naują projektą. Aš vakar bandžiau įsijungti, pasižiūrėti, ar viskas veikia, tai projektas kažkoks tai nieko jame ten nėra, bet spaudžiu New Project. Susikuriam projekto pavadinimą, tarkim, bus animuoju lietuvišką pasaką 2023 ir spaudžiu Create. Bum, mirguliuot viskas pradėjo ir mes turime savo programą. Labai giliai į ją taipogi aš nelįsiu, bet pačios pagrindinės funkcijos, į kurias turėtumėte atkreipti dėmesį, kad kaip ten viską tvarkyti, tai yra
čia apačioje. Pirmiausiai žiūrime į apačią. Mes čia, galime sakyti, kaip stalčiai yra su mūsų darbo lauku, su kuriuo galime čia kurti visokius dalykus. Pavyzdžiui, paspaudžiu media ir šitoje vietoje aš galiu susirasti dabar, ar esu išsisaugojęs kokį nors tuo jau. Bus. Turiu. Tai va, sakykime, čia aš susirandu savo kompiuteryje, kur yra mano nuotraukos padarytos. Būtent nuotraukos, kurias ir jūs darysite su stop motion programėlėmis, kurias fotografuosit ir bus jau ten, žodžiu, tos nuotraukos viena po kitos eis. Jeigu nenaudosit programėlės stop motion animacijai kurti, jūsų nuotraukos nebus tvarkingai pavadintos. Tvarkingai nuotraukas pasivadinti, pavyzdžiui, aš turiu čia projektą vieną iš savo 3D darytų, kur lėktuvėlis skrenda ir nuotraukos, kaip matot, yra pavadintos nuo 0001 iki kažkurio tai 250 kadro. Ir daug tiesiog nuotraukų po vieną kadrą. Jeigu jums netinka, jeigu tiksliau su paprasta telefono kamera darėt nuotraukas, tokių pavadinimų nebus. Jums reikės persivadinti. Persivadinimas labai paprastas. Paspaudžiat ant pirmos nuotraukos, įspaudžiat Shift klavišą, ant paskutinės, paspaudžiat F2 ir pavadinat savo nuotrauką. Tarkim, lėktuvas. Spaudžiam Enter. Ir visas nuotraukas mums pavadina lėktuvas ir sunumeruoja. Ir jau taip galima bus susikelti. Aš atgal paeisiu, kad tvarkos savo nesusigadinčiau, bet jūs jau bus jums paruošta visa numeracija tvarkingai nuo pirmo kadro iki paskutinio, jeigu darysite su paprasta nuotrauka, paprasta kamera. Ir aš dabar čia turiu susirasti, kur yra pas mane. Tai bus, to jau aš išsikelsiu ant ekrano. O Jėzus, kaip ilgai. Gerai, gal kas nors į tą laiką norėtų paklausti manęs klausimų, kokio nors būtų iš tikrųjų malonu labai, kol man tas nuotraukas sukels. Čia klausimai. Zoomas. Kažko labai jau lėtai kelia. Zoom'e klausimų nematau. Neklauso mane Zoom'as šiandien. Taip, YouTube'e nieko nematau. Nu, toj kelios minutės ir bus baigta. Nu, čia dabar. Jeigu žinokit, Zoom'e kas nors paklausė, tai aš negaliu matyti, kažkodėl man nerodo. Tai jeigu yra koks klausimėlis, čia aš galiu pasižiūrėti, Dieve, tu mano brangus. Taip, girdėjom. Ok, klausimų nėra, tai gerai, liko 50 nuotraukų įkelti ir bus tuoj. Nu, davai. Good. Viskas. Tai dabar nuotraukos jau pas mane yra ir aš dabar turiu šitoj programai susirasti, kur jos yra pas mane. Atsidarau C diską, tarkim, users, toliau žinau, kad ant desktopo įsikėliau čia. Kur desktopas? Downloads, documents. Kur desktopas? Nu, gerai, tebūnie einam čia.
Kur čia dabar yra šitas? Stop video. Toliau yra medžiaga. Ar tu juokauji? Gerai, padarysim kitaip. Padarom taip. O, dabar bus viskas geriau. Nu. Gerai. Iš naujo įsijungsim. Taip. Naujas projektas. Create. Media. Pasidarau C diską ir va, įsikėliau čia. Matau, lėktuvo renderį yra. Nes į C diską įsikėliau. Bum. Ir šitoje vietoje va, aš jau galiu matyti savo įkeltą lėktuvą. Jeigu matysite, čia man iš karto yra padarytas būtent vadinamasis sequences arba nuotraukų eilė, kuris sukuria būtent mūsų animaciją. Jeigu to nematysit, tikriausiai nebūsit ant šitų komoliukų atsiprašau, ne čia, o va, frame display mode, ant šitų 3 taškiukų paspaudę yra frame display mode ir bus tikriausiai auto padaryta. Tai va tokį dalyką turėtumėt matyti, visas nuotraukas, visus failus, kurie yra. Jeigu matysite taip, paspaudžiame ant šito sumuštinio, ant kamoliukų, frame display mode ir pasirenkam sequence. Tai reiškia, kad programa automatiškai atpažins nuotraukų eilę ir jas sujungs į vieną. Ir dabar aš matau savo animaciją padarytą palei nuotraukas. Ir aš ją galiu įsikelti į savo laiko juostą. Įspaudžiu, atvažiuoju čia, įsikeliu. Bum. Darbas mano jau įkeltas. Einu į skiltį cut. Ir įsikeliu čia. Bum. Ir čia dabar aš matau savo vadinamąją laiko juostą. Taip. Atsidarau media, timeline yra laiko juosta, kur yra štai šita. Ir čia jau mes galime paspaudę, tarkim, play. Matyti savo animaciją. Tai reiškia, kad šitoje vietoje kiekviena nuotrauka eina viena po kitos ir sukuria mums būtent tokį judėjimą, kuris užtrunka 10 sekundžių. Kaip valdau, įspaudžiu pelės ratuką, laikau įspaudęs ir pelę į šonas važinėju. Garsą, jeigu norite pridėti, vėlgi, taip pat mes jį surandame. Garsas mano buvo štai kažkur darbalaukis, Manto balsas. Taip. Taip, C, Manto balsas. Vėl įsikeliu čia, opa, einu į cut, turiu Manto balsas. Galiu įkelti savo garso failą. Bum, garsas įsikelia. Ir aš dabar, pavyzdžiui, galiu žiūrėti. Mano garsas yra, kurį aš įrašinėjau, ir yra mano lėktuvo animacija. Ir aš tą garso failą, įspaudęs pelės kairį klavišą, aš galiu su juo važinėti ir pasidėti į vieną vietą, į kitą vietą, kirpti, jeigu noriu. Yra žirklučių įrankis, mes galime, kur buvo išmėjimas, nukirpau. Matot? 2 objektai dabar yra atskiri. Aš galiu šitą ištrinti, jeigu man jo nereikia. Jeigu ten įrašė tylę vietą kažkokią. Su video tas pats. Pasižymėjot, kurios vietos nereikia. O, nuo čia, bum, bum. Animacija nuo čia prasideda. Klik, išskyrė. Šitos vietos tuščiai yra, man jos nereikia. Animacija pasidedu čia ir man nuo šitos vietos. Kaip matot, yra vienas takelis, yra bum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ar aš teisingai pastebėjau? Ai ne, galvojau, kad su bum lėktuvas atskrenda. Būtų gerai buvę. Taip, jeigu norit, pavyzdžiui, išskirti, vėl klik.
pastūmiau, šitoj vietoj bus tuščia, aš kitą galėsiu takelį garso įdėti. Vėl važiuoju, čia, opa, įdedu, čia kita jau muzika kokia nors galėtų būti. Atvažiuoju, šitoj vietoj pasižymiu, klik. Du sluoksniai, bet jie mums skirtingus garsus gali atvaizduoti. Ir taip dėliojamės garsus savo įrašytus. Aišku, ir visokiausių efektų yra, kaip sakykime, pagarsėjimas, patylėjimas, muzikos garsų, ten, sakykime, tvarkymas, foninio garso ištrynimas, tas pats equalizeris vadinamasis ir visokiausių garso ir video modifikacijos, efektų kūrimo įrankių, kokių ten tik širdis geidžia ir kuriuos nemokamos versijos mums suteikia. Tai va, bet iš tos bazinės pusės, sakykime, gal būtų tiek, kaip ir su Dovilė kalbėjom prieš kursų pradžią šiandienos, tai tikrai, kiek teko matyti tiek jūsų, tiek naujai prisijungusių šiais metais žmonių animacijas sukurtas, tai matosi, kad einate į internetą, ieškote informacijos ir tikrai jums labai gerai sekasi tai daryti. Realiai tai yra teisingas būdas mokytis, iš tikrųjų, ypatingai šiais laikais, kai internete informacijos yra begalės. Tai jeigu norėsit kokios informacijos papildomos susirasti, tikrai jos bus, nes šitos dvi programos, jos iš tų nemokamų, jeigu ne pačios populiariausios, tai top 3 tikrai yra. Va. O dabar išsaugojimas viso jūsų video, jeigu jau baigsit jūs jį kurti. Čia, tarp kitko, video irgi galima antrą užsidėti bus. 2 lėktuviukai, 2 valdosi. 2 lėktuviukai pas mane atsiranda dėl to, nes aš šitą išeksportavau, įrašiau lėktuvo animaciją su vadinamuoju alfa kanalu. Tai, kad man fono jokio nebūtų, todėl jie 2 dabar matosi šitoje vietoje. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Įrašau ant viršų. Žodžiu, vienas skrenda, kitas skrenda. Ir jeigu, pavyzdžiui, dar norėsite nematyti, išjungti, tarkim, pasitikrinti, kad jis nedingtų, nenorėsit ištrinti, bet kad jo nerodytų, tai va čia yra. Išjungti garsą, išjungti video. Dingsta, ne? Jis neišsitrina, bet mes jo nematom. Tai va, o dabar įrašymas, tai yra toks, realiai, kad spaudžiam file, nusišnekėjau, spaudžiame deliver apačioje, kur raketa yra, jo. Ir čia va šitoje vietoje mes galime visokiausių paruoštukų yra, kur jūs norėtumėte išsaugoti ir galima juos pasirinkti. Šiaip siūlyčiau naudoti gal H264, nes tai yra, gal master būtų geriau, nes tai yra vadinamasis MP4 formatas ir jis tikrai yra populiarus ir visi video grotuvai jį skaitys. Ir ką? File name pasirenkat, pasirašot, koks jūsų video pavadinimas turėtų būti. Animuoju lietuvišką pasaką 2023. Location, kur išsaugoti. Vėl, sakykime, ant darbalaukio, save. Toliau kas? Video, audio, failų nustatymą. Čia matot stalčius įjungia. Nusistatot kokį šitą formatą. Tai čia pasirenkam MP4. Kodekas H264, būtinai šitas, būtinai. Ne 265, 264. Encoderis, auto ir toliau rezoliucija. Šiaip siūlyčiau naudoti šitą, tai yra vadinamoji Full HD kokybė, nes 4K užims labai daug, o visos kitos gali ant kai kurių monitorių netrodyti taip gražiai, pikseliai gali pradėti matytis ir tai bus labai... gali atrodyti labai negražiai. Toliau frame rate, tai yra kiek kadrų arba kiek judesių jūs matote vienoje sekundėje.
Tai čia yra, kaip pavyzdžiui, televizijoje, jeigu žiūrit televizorių, tai jūs matote, kad vienoje sekundėje yra 25 kadrai. Mes, man atrodo, apie stop motion, kai kalbėjau, buvau šitą šiek tiek pristatęs. Tai priklausomai nuo to, kiek jūs norėsit, šiaip siūlyčiau 24 daryti, bet tada, jeigu jūs labai jau daug nuotraukų reikės, ne? Nes 24 nuotraukos bus vienoje sekundėje. Tai, bet gali būti, kad bus ir visai gražiai. Šiaip reikėtų pasižiūrėti, kaip atrodo, jeigu jūs planuosite pasidaryti tam, kad vienoje sekundėje būtų 12 nuotraukų, čia bus 24. Įdomu, kaip turėtų atrodyti, bet vat matot, pasirinkimų nėra labai daug. Tai va, tai 24 būtų pats tas, sakyčiau. Ir toliau. Eikit, nes jūs kamerą mato. ir toliau viską galime palikti kaip ir yra. Ir kai visi šitie dalykai užpildyti, spaudžiame Add to Render Queue. Klik. Va, pirmas darbas yra, čia įsideda ir spaudžiam Render All. Vyksta procesas. Ir viskas. Completed in kažkiek tai parašo. Ir jeigu mes nueisime ant savo ekrano, va. Tarsi, kaip matot, yra vienas tikėlis, įrašymo mygtuką ir yra boom. Turim boom savo padarytą animaciją. Tai realiai trumpai iš tikrųjų apie šitas programas būtų tiek, bet aš tikiuosi, kad bent jau kažkokį minimalų vaizdą susidarėt, nuo ko reikėtų pradėti ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai tikriausiai, kad būtų iš mano pusės tiek. Tai ačiū mūsų lektoriui Mantui Poškai už gana išsamų pristatymą. Aišku, sakiau, kaip tiek garsas, tiek vaizdas, tiek montavimas užima tikrai didelę dalį animacijos ir gana sudėtingas reikalas. Ir aš manau, kad tų klausimų kyla tada, kada jau kažkas vyksta, kada tu jau pradedi montuoti, kaip tu pradedi ieškoti tą garsą. Ir kai bandai atitikti vaizdą ir garsą ir tada visokių niuansų atsiranda. Bet manau, kad pradmenis tai tikrai lektorius jums pristatė ir nemažai įvairiausių dalykų papasakojo. Ir tikrai norėčiau, galbūt kažkam kyla klausimų, kažkas norėtų pasidomėti, galbūt kažkokia ar programa, ar kažko tai, kas nors jums, į kurią pusę jūs norėtumėt, ar jūs, pavyzdžiui, galbūt esate apsisprendę, kokį būdą imsite savo animaciją ir tada atitinkamai koks tas garsas turi būti, kaip ten jungti, gal kažkokie yra tokie panašus klausimai. Tai drąsiai klauskite, drąsiai sakykite, jeigu nedrįstate garsiai pasakyti, tai tada parašykite, tikrai perskaitysime. O man tai galbūt norėtųsi dar pasiteirauti, kaip yra, čia pasakyti dabar, su tuo garsu, tu man tai visai daug pristatėjai, kad tu turi ir pagal emociją garsą nepasirinkti, ir, ta prasme, pagal, kad vaizdas nedisonuotų su tuo garsu. Bet o kaip įrašyti ir kaip, pavyzdžiui, sukurti savo tą muzikinį takelį, savo tekstą, savo įgarsinti tą visą savo animaciją. Tai ar tiesiog reikėtų kažkokiu tai tembro garsiai, kaip sukurti tą personažą, kad jisai būtų įdomesnis, kaip padaryti, kad jisai būtų įtaigesnis, kažkokius gal gali kažkokius pastebėjimus tokiu klausimu. Tai vėlgi, iš tikrųjų, labai daug dalykų priklauso nuo to, koks veikėjas, kokia atmosfera
ir kokia aplinka yra visoje daroma, visoje animacijoje sukuriama būtent ir kokią norima perteikti. Kaip įrašomas garsas? Labai paprastai. Pasiimat šitą prietaisą arba šitą prietaisą. Va, ir įsijungiat, tarkim, jeigu telefone mes turime diktofonus, telefone integruotas programas, o jeigu kompiuteryje norite įrašyti, kas daugeliu atveju yra geriau, ypatingai jeigu daroma yra su kažkokiu tai mikrofonu, o ne su, kai kurie integruoti mikrofonai kompiuteriuose, ypatingai nešiojamuose, stacionariuose, man atrodo, nebūna tokio dalyko, bent jau neteko girdėti, gal aš labai mažai toje vietoje apsišvietęs, bet jie nebūna tokie geri, būna, kad balsas trūkčioja, žaižaruoja, labai valyti jį paskui reikia dažniausiai. Ką reikėtų daryti? Pagrindiniai patarimai, čia draudime, kai dirbau, šito išmokau. Visą laiką, kai kalbate, reikia nesėdėti, atsistoti. Atsistojat ir kalbate tada, nes atsidaro visos ten tos aortos, balso organai visi ir visa kita. Ir kai kalbate, ne tik atsistoja, nesvarbu, kur kalbėsit. Įrašysit garsą, telefonu kalbėsit, nesvarbu, kaip kalbėsit. Šypsokitės. Kalbėdami, šypsokitės. Nes tada balsas, jisai toks malonesnis tampa. Ne? Mums, gal žmogus to ir nelabai supranta, pašnekovas, bet taip yra iš tikrųjų ir tai veikia. Aišku, tai nelabai tiks, jeigu jūsų veikėjas, kurį animuosite, jis bus piktas, jis bus liūdnas, ir kažkokių kitokių neigiamų emocijų turės. Tada jau išsišiepus kalbėti nelabai protinga būtų, ne? Nebent jau bus ten piktas, grinčas koks nors, ne? Animuotumėt koks nors, jisai ten šypsosi ir blogą daro, tik čia. Tai tada jo, galima ten, kai šypsotės kalbėti. Bet įrašant ypatingai kalbą veikėjo, arba apskritai foninę kalbą, nesvarbu kokią kalbą pačią, žodžius, reikėtų pabandyti įsijausti į tą į tą nuotaiką, kurią norite perteikti. Jeigu jūs norite pasakoti liūdną istoriją, reikia pabandyti būti liūdnam. Bent jau perkeltinė prasme. Kai aš tai darydavau, aš visą laiką įsivaizduodavau kokį nors liūdnesnį epizodą savo gyvenimo arba linksmesnį epizodą savo gyvenimo, priklausomai nuo to, ką ten reikia įrašyti. Tai gali ne visiems padėti, bet gali padėti. Nes jeigu netikėsi tuo, ką tu darai, tu to gerai ir nepadarysi. Reikia tikėti, kad tu nori perteikti veikėjui, kuris yra linksmas, nori, kad jo kalba irgi atrodytų linksma. Va. Ir galima internete pavyzdžių pasižiūrėti, bet jūs patys įrašote garsą, tą balsą, tai atsiminkite, kad tai, kaip jūs kalbėsit, kaip jūs kalbėsit, taip ir jūsų veikėjas kalbės. Tai jeigu jūs būsit liūdnoj scenoje linksmas ir jūsų veikėjas bus liūdnoj scenoje linksmas. Nesvarbu, kad jūs padarysit šypseną jo veide, jo balse girdėsis liūdesys. Va. Tai nusiteikti tam reikėtų, su savim padirbėti visų pirma. Muzika pati, foninė, garso kažkoks tai takelis, kuris nėra su balsu susijęs. Tai kaip ir sakiau, vėlgi labai priklauso, viskas nuo emocijos realiai priklauso. Ką norima ten pasakyti, kokią žinutę jūs norite perduoti, apie ką ta jūsų, nebūtinai visa istorija, bet apie ką ta scena yra, kurioje jūs dėsite garso takelį. Ar tai yra įtaigi po karo pergalės kažkokia tai scena, kur būgnai arba ėjimas į patį karą, ten, sakykime, Vytauto kokią nors ten didžiojo sceną animuotumėte, ne?
tai žygiavimas į karą, tai aišku, įtaigi kažkokia tai muzika, tokia su būgnais turėtų būti ten, kur jau tu klausytum, žiūrėtum tas animaciją, klausytum ir tu pats jaustumės, kad tu ten esi ir jau jaustum, kaip eina, kaip žygiuoja, vėlgi tie patys garso efektai, jeigu darot animaciją, žygiavimą įdėti, žmogus reikia, riksmą galite įdėti, parsisiuntę iš interneto, visokiausių tų variantų yra, tiesiog viskas priklauso nuo pačios pradžios. Gerai perskaitykit, ką jūs animuosit. 3, 5, 20 kartų, jeigu to reikės, perskaitykit, ką jūs animuosit ir tada gerai pasirašykit, įsivaizduokit mintyse, pasirašykit, ką jūs įsivaizduojat ir tada pagalvokit, kokių garsų, kokios muzikos, kokių garsų jums turėtų reikėti ten. Kokia emocija turėtų būti perteikima, kiek rėkti turėtų. Aš dabar vis dar apie tą Vytautą galvoju, kiek rėkti tie kariai turėtų, kiek žygiuoti jie turėtų, kiek arkliai žviegti ten turėtų, kiek kardų susidaužimų, atsimušimų į skydus turėtų ten būti. Kiekvieną mini detalę reikėtų apgalvoti. Nesvarbu, kad jūs nedėsit tų garsų ten. Gal jūs nedėsit visų efektų. Bet pagalvoti apie tai reikėtų ir tada arba atmetimo būdu, arba viską sudėti, ką jūs galvojate. Ir vėlgi dar kitas svarbus dalykas yra viena didelė paieška internete, kur rasti tų garsų. Ir tas vadinamasis researchas arba paieška yra irgi svarbu. Neimkite pačio pirmo pasitaikiusio garso takelio, jeigu parsisiųsite iš interneto nemokamų, nes, gal ne visi turės galimybę arklio žviegimą įrašyti, ne? Bet panaršykit, pasiieškokit, kaip įmanoma daugiau pavyzdžių. Kuo daugiau pavyzdžių, iš tuo daugiau informacijos jūs turėsit ką atsirinkti. Ir gal ateis tas momentas, kad 10 pavyzdį žiūrit, per grubiai 5 pavyzdį žiūrit, viskas, šito man reikia, šitai scenai viskas. Kaip einat batų kokiu nors rinktis, šitie mano batai, mano čia batai bus ir viskas, kupriniai mano, kuprinė, viskas, aš jau jos noriu. Tai taip ir su garsu gali būti. 35 sekundėje, kur žirgas joja, man šito garso reikia. Tai gali būti tokių nušvietimų, kaip Jėzus Kristus iš dangaus nusileistų. Būna kartais, jo. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą. O dar galima man tai paklausti, pavyzdžiui, jeigu įrašinėjai namuose savo balsą, tai kokia ta aplinka turi būti, kad tas garsas kuo geriau skambėtų, kad nebūtų per tylus, per garsus, per šaižus, per sausas. Ką susikurti tom namų arba mokyklos sąlygom, kad tą garsą kuo geriau įrašyti? Užsidarykit langus, išvykit tėvus ir šunis iš kambario, tada išjunkit muziką, atsigerkit vandens, kad nebūtų taip, kaip man dabar, ir sudrėkinta burnos visa gleivinė, tikrai atsigerkit vandens, atsistokit, įrašykit, klausykit. Jeigu reikia valyti, jeigu, pavyzdžiui, 5 kartus įrašėt tą patį garsą ir jūs vis tiek girdit, kad jį išvalyti reikia, girdisi koks nors gali būti 2 dalykai. Vienas gali būti, kad natūraliai aplinkoje kažkoks tai negeras garsas yra, gal kokia musė ant mikrofono jūsų nutūpus birbė ten. Gali būti, kad per garsę jūsų mikrofonas veikia. Tada patį įrašymo garsą reikėtų šiek tiek nusimažinti, ne? Tai tokios funkcijos dar irgi yra. Bet jau čia jau į pačio mikrofono mes nustatymus galime, arba programiškai galime irgi pasižiūrėti. Tai tiesiog švaria aplinka. Jeigu kalbėtumėm apie profesionaliai, kaip garsą įrašyti, kad nebūtų garso atsimušimų, tai
kempinėm išsitapetuokit kambarį. Nu, ne kempinėm, grubiai labai pasakiau, bet iš bėdos. Atsiprašau, sakykime, jūs rašysite garsą ar ne, tai geriau rašyti namų aplinkoje, kur kilimai yra baldai, ar klasiai rašyti skambės. Tai klasiai turbūt aidas bus, tai geriau namų aplinkoje rašyti. Tikrai taip. Aš rašyčiau namų aplinkoje. Nes jo, dėl aido tikrai taip. Bet vėlgi tą aidą galima paskui irgi pavalyti šiek tiek numažinus garsą, bet jau ten mes truputėlį giliau į garso redagavimo įrankius einam. Galima ištaisyti tokius dalykus. Dar tokiems dalykams išvalyti gali padėti ir foninė muzika, kurią jūs įsidėsite. Gali padėti irgi. Nes tada jie uždangstys visą tai. Nu, bet tai būtų vėlgi pigus bandymas išsisukti. Geriau tada dar kartą pabandyti rašyti gerai. Ja. O žiūrėk, dabar pas mus buvo toks atvejis, kada labai skirtingai įrašė garsą. Vienas yra tylesnis, kitas garsesnis, kitas iš viso toks tylus, kad vos girdisi. Ką, pavyzdžiui, tokioje vietoje galėtum patarti, kad to efekto tokio montuojant paskui nežinai, ką su juo daryti. Kad, ta prasme, garsas vienodas būtų? Taip. Sėdėti vienoj vietoj, nekilnoti mikrofono ir šiaip gali dar priklausyti nuo jūsų pačių balso. Vėlgi, tas pats Jėzus Marija, man drėkinti dabar gleivinę reikia, nes jau šakės. Tai drėkinkit gleivinę savo visą burną, gerkit tą vandenį, įrašot gurkšnis, 2 gurkšniai, vėl įrašot, vėl 2 gurkšniai. Ta prasme, vidury įrašymo jūs galite tą gurkšnį atsigerti. Jeigu jūs kalbate istoriją, dėstote savo minutę, 2 minutės laiko, vis tiek bus kažkoks tai tarpas, kuriame jūs sustosit ir padarysit 2 sekundžių pauzelę. Per tą pauzelę būnat pasiruošę gertuvę, viskas, kalbu toliau, ne? Burnoj neturi jokių kramtomų gumų būti, jokių čiulpinukų ir hamburgerio irgi nevalgykit vidury įsirašymo. Tai vandenukas, opa, viskas, varom toliau. O visą laiką tuos tarpus, kur atsigeriat to vandens, ar kavos, ar kažko, visą laiką galima iškirpti. Ir viskas. Bet jeigu taip atsitiko, kad įrašymas yra ne vieną kartą, ne per 5 kartus ir tu nelabai turi galimybės pakartoti ir tas įrašas yra labai nevienodos kokybės, nevienodo garso, kažkokie yra būdai kažkiek bent jau pataisyti? Žinoma, kad yra. Tai sakau, nuėjus į tas pačias garso redagavimo programas, į tą patį Audacity, kurį parodžiau, tikrai nuėjus į YouTube galima pasižiūrėti tos medžiagos, kad galima būtų išvalyti. Tik raktinius žodžius tam tikrus reikėtų įvesti teisingus nuo to, ko jums reikia. Nu tai kas anglų moka, tam paprastai bus, bet kompiuteriniai terminai dažniausiai būna truputėlį suktesni, tai galima ir, internete galima susirasti, kad ir lietuviškai parašyti, jums vis tiek dažniausiai kokiose nors bylose būna parašytas kliaustuose anglų, ne, ir tas žodis angliškai būna parašytas, nes savokos visam pasaulyje, daugumoj šalių, kas dirba su, sakykime, IT, tai, savokos vienodos eina. Va, tai, galima tikrai tą informaciją surasti, tik, paieškoti truputėlį reikia. O taip, tvarkyti garsą, aišku, iš pelės dramblio nepadarysi, bet tam tikrais atvejais, tikrai galima daug visko pakeisti ir pataisyti.
ypatingai jeigu va ten širžėjimas kažkoks tai yra, aplinkos garsą ištrinti, pataisyti tikrai galima. Ne kartą man teko tai daryti, aišku, ne šitoj programai, bet šitoj žinau irgi, kad galima. Tai, nu, sakau, tiesiog, kad paieškoti ir tikrai atsakymas bus. Galbūt kažkas dar norėtumėt paklausti? Sakiau, Taip. akademinę valandą užtruksiu, jau antra baigėsi. Čia kaip visą laiką. Nu jo. Tai aš labai norėčiau padėkoti mūsų lektoriui Mantui Poškai. Man visą laiką labai patinka jo paskaitos, nes jos gana detalios, aiškios, suprantamos. O be viso ko jisai pažadėjo, kiek suprantu, ir skaidrės dar papildomas jums 4 valandų. Tai manau, kad labai džiaugiuosi ir manau, kad šiais metais mokymus galim skelbti kaip ir pabaigtus, nors dar tikrai po 20 dienos mes įdėsime į Kauno tautinės kultūros centrą įrašus ir visi įrašai bus pasiekiami. Kai bus įdėti visi įrašai, aš tada visiems užsiregistravusiam nuorodą įdėsiu ir pasakysiu, kad jau galite pasižiūrėti ir naudoti mūsų įrašais. Taip pat ir pridėsiu man tas skaidres. Taigi visiems viso gero, smagu, kad prisijungėte ir lauksime jūsų kūrybinių darbų, vaikų. Iki pasimatymo. Viso. Viso. Viso visiems. Iki. Viso.